Sveiki, esu Aurimas Černiakovas, kibernetinio saugumo komandos vadovas. Kibernetiniam saugume dirbu jau 10-metį. Esame turėję atvejį, kai kliento administracija gavo laišką, kuriame buvo prisegtas failas. Žmogus atidarė failą ir virusas pasklido po sistemą, taip užšifruodamas jų ERP sistemos duomenis. Kadangi jau buvo metas teikti VMI ataskaitą, įmonė to negalėjo padaryti, tačiau buvo priversti susimokėti išpirką. Kaip tokiu atveju galima pasielgti kitaip? Galima kreiptis į kibernetinio saugumo ekspertus ir bandyti atstatyti šitą duomenis iš raktų, kurie yra viešai prieinami. Nesėkmės atveju jiems vis tiek gali tekti kreiptis į programišius, jog tie duomenys būtų iššifruoti. Geriausia yra turėti atgalinės kopijas. Tokiais atvejais tada galima atstatyti iš jų. Prevencijos priemonės yra darbuotojų mokymai, nes darbuotojai visada yra silpniausia grandis, bei modernios darbo vietos, tai yra antivirusinės sistemos, naujausiai palaikomos operacinės sistemos kaip Windows 11 ir taip pat debesijos sprendimai padeda spręsti šitas problemas.